Sveiki, susipažinkim šiandien su sinuso funkcijos grafiku. Nusibraižykime reikšmių lentelę, pildydami ją nuo -360 laipsnių arba nuo -2 pi galite rašyti, kaip patinka kokiais matavimo vienetais, iki 360 laipsnių, pakeisdami ir didindami vis kampus, kas 30 laipsnių imdami taškus. Susitarkime, kad vienas langelis Y ašyje yra vienas vienetas Y ašyje yra 2 langeliai, o pi arba 180, kadangi yra 3,4 apytiksliai radianai skaičiuojant, tai būtų 6 langeliai. Todėl vienas langelis atitiks 30 laipsnių arba pi 6. Užsipildykime reikšmių lentelę. Kad nei tokia ilga nebūtų, aš ją parašiau nuo -360 neigiamus kampus iki 0 juodai, o raudonai reikšmės parašiau teigiamus kampus. Tai yra, jeigu aš skaičiuoju prie -360 laipsnių, matau, kad yra 0, paspaudžiu prie 360 yra taip pat 0. Todėl ir palieku 0. Prie -330 man rodo reikšmę 0,5 su pliusu, o prie 330 laipsnių man rodo -0,5, todėl raudonai ir parašiau -0,5. Ir taip atitinkamai ir toliau visi kampai. Tik kampą, kai man aišku, kad yra šaknis iš 3 dalinta iš 2, sinuso reikšmė aš jau parašiau ją apytiksliai. Tai yra 0,9. Tokiu būdu sudedu visus taškus X ir Y ašyje, taip kaip mes ir susitarėme. Vienetas yra 2 langeliai. Vienas langelis X ašyje yra 30 laipsnių. Sudėjau visus taškus ir juos paskui sujungiau. Štai ir gavome sinusoidę, sinuso grafiką. Dabar mokinkime skaityti savybės iš šio sinuso grafiko. Pirmoji mums dar nematyta savybė yra tokia, kad aš noriu suskaičiuoti, koksai yra šios funkcijos periodas. Aš galiu pasiimti, jūs pastebėjote, bepildydami lentelę, aš gražiai išsikeliu. Jaučiu ir matau ir iš grafiko, ir iš lentutės, kad tai yra besikartojantis taškai, ir sakau, suskaičiuokim langelius nuo šitos vėliavėlės iki šitos vėliavėlės. Pamatė, kad tai yra 12 langelių, o vienas langelis yra 30 laipsnių, jūs galite užrašyti, kad jūsų periodas yra 360 laipsnių, tai yra mažiausias teigiamas periodas. O taip galite užrašyti, kad periodas yra 360 laipsnių, kuris kartojasi kas ką kartų, kur K raidė priklauso sveikųjų skaičių aibei. O toliau visos sekančios savybės jau pažįstamos. Apibrėžimo sritis, tai yra kokie X-ai. Matėme, kad visur egzistavo sinuso funkcija, todėl apibrėžimo sritis nuo minus begalybės iki plius begalybės. Reikšmių sritis yra nuo -1 iki 1 uždaryto. Lyginumą nagrinėjant, mes pamatome, kad mūsų funkcija yra simetriška 0,0 taško atžvilgiu, todėl žinome, kad tai yra nelyginės funkcijos grafikas ir sinusas nuo -x yra lygus minus sinusui nuo x kampo. Aš nuspalvinau grafiką paryškindama kai kurias dalis jas geltonai, kai kurias žaliai. Tai yra, norėjau atsakyti klausimą, kadagi sinuso funkcija yra teigiama, todėl geltonai rodau 0 parašiau. Ir nuspalvinau, kad čia geltonojo klausimo atsakymas. Žiūriu, daug tų kauburėlių yra, kurie yra virš x ašies ir yra teigiami. Rašant atsakymą, imame tą, kuris arčiausiai 0 yra. Tai yra prasidėjo nuo 0 laipsnių, baigėsi 6 langeliais, reiškia baigėsi 3
baigėsi 6 langeliais, reiškia tai yra 180, nes 30 kart 6. Ir parašau atsakymą nuo 0 iki 180. O tada pridedu periodą, po kiek laiko mano tas geltonas intervalas kartojasi. Tam suskaičiuoti jūs vėl galite tą vėliavėlę paimti dabar ir pasidėti jau, pavyzdžiui, intervalo pradžioje, geltonojo, ar ne? Ir vėl skaičiuojat 12 langelių. Vadinasi, kartosis kas 360 K, kur K priklauso Z. Analogiškai atsakinėsiu į klausimą, o kadagi funkcija yra neigiama, tai yra po x ašimi. Arčiausiai nulio intervalas yra vidurinysis. Reiškia, matau, kad jisai prasideda nuo minus 180 laipsnių, baigėsi nuliu. Taip ir parašau, kad funkcija sinus x yra mažiau už nulį, kai x priklauso intervalui nuo minus 180 plus 360 K iki nulio, kuris yra besikartojantis kas 360 K. K priklauso Z. Aišku, šito vietoje nulio galima ir nerašyti, bet vaizdžiau, kada jūs įrašot, mažiau vaikai daro klaidų. Penktajam klausimui atsakyti, kur kerta x ašį, aš nuspalvinau, kaip matote, vaivorykštiniu tašku šitą tašką ir pasižiūriu į grafiką. Vaivorykštiniai taškai, kur kerta x ašį, yra štai šitie. Matome, kad tai yra 0 laipsnių, kuris kartojasi kas 6 langeliai. Todėl atsakymę parašysiu, kad tai yra 0 plus 180 K, kur K priklauso Z. Y ašį kerta net netvirčių brėžinio taške 0, 0, beliko atsakyti į du klausimus. Tai yra vienas, kur didėja ir kur mažėja mano funkcija. O po to didžiausia ir mažiausia funkcijos reikšmės. Žiūrėkite į savo brėžinį. Aš atsiverčiu brėžinį, paslėpiu atsakymus ir sakau, didėjimas funkcijos yra arčiausiai nulio nuo minus 90 laipsnių pradeda didėti ir baigėsi didėjimas 90 laipsnių. Mažėjimo intervalai būtų tiek šitas intervalas, tiek šitas intervalas yra mažėjimo ir jie abu vienodai nutolę nuo y ašies, todėl geriau pasiimsiu, kur yra teigiami kampai, nuo 90 laipsnių iki 270. Ir neužmirštu pridėti periodą. Užsirašykite, grįžkite atgal prie mano atsakymų ir pasitikrinkite, ar gerai parašėte. Nepamirškite pridėti periodą. O dabar atsakykime į paskutinį. Tai yra, kokia reikšmė yra pati didžiausia. Matom, kad didžiausia reikšmė tikrai yra vienetas, besikartojantis kas 12 langelių. Todėl galima atsakyti, kad tai yra 90 laipsnių, kai x yra, kuris 90 plus 360 K kartojasi. Mažiausia reikšmė yra minus vienetas. Pabandykite dabar parašyti patys ir pasitikrinkite, ar teisingai užrašyte. Dabar ateisime prie šito grafiko naudojimo. Tai yra išspręskime štai tokią lygtį. 2 sinusai x lygu minus 2 grafiniu būdu. Aš aišku galiu padalinti šitą lygtį iš dvejeto, man paprasčiau būtų iš karto žiūrėti, man reikia išspręsti tik tai, kur sinusas x yra lygu minus 1. Nusibraižau tiesę minus vienetas, kur yra y, nusibraižau tą pačią sinusoidę nepakeistą visai dabar ir pasižiūriu, kur susikirto. Mes jau atsakinėjome tą klausimą. Tai yra prie minus 90, kuris kartojasi kas 12 langelių, tai yra plus 360 K, arba radianais, jeigu
rašytume, tai yra nuo minus pi iš 2 plus 2 pi k, kur k priklauso z. Jeigu aš norėčiau išspręsti lygtį, tarkime, sinusas x lygu minus 2 grafiniu būdu, jums užtektų nusibrėžti tiesiai ir aiškiai pasakyti, kad prie minus dvejeto, nubraižus mano tiesę, jie visai nekerta sinusoidės mūsų gautos, todėl atsakymas šito uždavinuko būtų tuščia aibė. Bet jeigu aš norėčiau išspręsti nelygybę sinusas x, tarkime, daugiau arba lygu už minus dvejetą, jūs pasakytumėt, kad visada sinuso grafikas yra aukščiau už tiesę y lygų minus 2. Ir todėl šito uždavinuko atsakymas būtų x priklauso realiųjų skaičių aibei. Pabandykime dar vieną išspręsti uždavinį, štai tokį. Irgi norėčiau grafinio būdo. Sinusas 2x daugiau už 1/2. Aš nusibraižau vis tiek grafiką sinusoidės, tos pačios, kurią mes dabar turime, tik rašydama atsakymą aš rašysiu, kad dabar 2x kažkam priklausys ir po to gautą intervalą paprasčiausiai padalinsiu iš 2. Braižau tiesę 1/2. Kadangi paprašė daugiau, reiškia reikia man virš tos tiesės, būtų štai šitie sinuso grafiko gabalėliai. Ir aiškiai matau, kad jie prasideda nuo 30 laipsnių ir baigėsi 5 langeliais, 5 kart 30 yra 150 laipsnių. Todėl ir parašau, kad x priklauso intervalui nuo 30 iki 150, o po to pridedu periodą, kas kiek laiko kartojasi, o kartojasi kas 360 laipsnių. Intervalo galai yra atviri, kadangi nėra šitoje vietoje lygų. Beliko man tik tai parašyti atsakymą padalinus intervalą iš 2. Todėl x bus nuo 15 laipsnių, kuris kartosis dabar jau kas 180 k, iki 75, kuris kartojasi taip pat kas 180 k. Nepamirškite parašyti, kad k priklauso sveikųjų skaičių aibei. Kosinuso, tangento grafikai. Kotangento grafikai braižosi lygiai taip pat ir skaitosi savybės lygiai taip pat. Pabandykite tai padaryti savarankiškai. Sėkmės jums!